Na, sveiki, broliukai ir sesutės. Galvoju, kad atidarysiu dar vieną rubriką, ar ten skirelį, ar playlistą, kaip galima pasakyti. Tai bus komentarų toks playlistas ir, žodžiu, toj rubrikai, kągi aš pasakosiu, pasakosiu kažkokie tai, jeigu bus komentarai, kurie man, sakykime, ne tai, kad patiks, sakykime, arba nepatiks, jeigu tiesiog pamanysiu, kad turiu ką pasakyti apie tos komentarus, žodžiu, ar kažką pridėti, ar papildyti, ar kažkaip kitai pasakyti, žodžiu, tada aš apie tos komentarus ir pakalbėsiu. Ir išsirinkau vieną komentarą, dabar jau tiesą neužsirašiau, kas ten pakomentavo, bet turbūt kas pakomentavo, tikrai žino, kad pakomentavo ir jūs galite pasižiūrėti. Ir žodžiu, toks komentaras yra. Visa augalija ir gyvūnija yra kūrėjo kūriniai. Juoktis iš dundukų tai tas pats, kas juoktis iš gamtos. Ir juoktis iš kūrėjo, nes jis sukūrė būtent tokį žmogų. Tos patyčios yra paveldėtos iš religijų, kuriuose žmogų bandoma pažeminti ir praklubdyti. Ir kągi aš noriu atsakyti. Aš suprantu, kad taip, aš savo tuose videose nemažai pašiepiu iš tikrųjų, tuose pasakėčiuose, sakykime, ar įdomienuose, tikrai nemažai pašiepiu aš tos dundukus, bet toks jau aš esu ir dabar ką aš noriu pagrysti. Tai iš kur iš visam ir dėl ko ta tokia nuomonė? Aš tai galvoju, kad taip, kurie yra kūrinyje, bet kiekvienas tas, sakykime, jau žmogus, jam yra duota, sakykime, protas ir duota ta laisva valia, pagal kurią jisai elgiasi arba renkasi, kaip jam elgtis gyvenime. Ir jisai gali būti, sakykime, tiek labai geras ir doras žmogus, bet tiek ir gali būti labai nevidoniškas žmogus. Ir vien tik tai būti kažkoks tai kenkėjas ar parazitas šiam gyvenime. Tai mano nuomonė, kad negalima visų lygiai vertinti, vienodai visų vertinti, visus vienodai žiūrėti ir visus vienodai ten mylėti, gerbti ir panašiai. Nes čia yra tik tai pagal Nevidono sistemą tokia taisyklė ar tokia tvarka, kai Nevidono sistema pastoviai sako, kad ten visi yra lygus, jie taip pat sako, kad kiekvienas žmogus ten turi vienodą balsą, sakykime, kada ten daro to savo rinkimus, nebūna ten aišku jokių rinkimų, bet ne apie tai dabar, bet žodžiu, jeigu taip žiūrėt pagal sistemą, tai žodžiu, jie nori kaip tik visus suvienodinti. Dabar pagalvokit jūs, ar galit jūs vienodai vertinti, tarkim, normalų žmogų, kuris ten turi šeimą, užauginęs vaikus, sakykime, gyvena, sakykime, kažkokį gražų, dorą gyvenimą, nesipyksta su aplinkiniais, gerbia kitus ir jį daug kas gerbia, ir jį palygini, tarkim, su kažkokiu tai ar narkomanu, ar kažkokiu banditu, ar vagim kokiu nors, nežinau, tai negali vienodai vertinti tų dviejų žmonių, nes, gali būti šiaip tiesiog kažkoks piktavalis, mušeika, ar dar kažkoks, tai negali vienodai vertinti ir vieno, ir kito, tai gali apskritai būti šiaip gerų žmonių, kurie padeda ir kitiems, sakykime, ir dalinasi, o kitas tiesiog yra pavydus ir tik tai savo viską, tai vėlgi, tai irgi nėra vienodi tie žmonės, tai lygiai taip pat, mano tas atsakymas, kad tiesiog reikėtų turbūt elgtis gal natūraliai, taip koks esi, taip ir turėtum elgtis. Jeigu tau kažkas patinka, tai tu ir sakai, kad tau kažkas tai patinka. Jeigu tau nepatinka, tai tu ir sakai, kad tau nepatinka. Vienas protingas žmogus kažkada man yra labai gerai pasakęs, sako, jeigu man linksma, tai aš juokiuosi, jeigu man, sakykime, liūdna, tai aš būnu liūdnas, jeigu man skauda, tai gal aš verksiu, jeigu man ir panašiai. Tai žodžiu, aš irgi palaikau tokią nuomonę, kad tiesiog žmogus turėtų natūraliai elgtis. Jeigu jam kažkas tai negražu, tai jis ir turi pasakyti, kad negražu. Jeigu neskanu, tai ir turi pasakyti, kad neskanu. Jeigu skanu, tai turi pagirti, sakykime, ir panašiai. O dabar, sakykime, pagal tą Nevidono visą auklėjimą mūsų terarimo antrininkų, kurie jau ten taip gyvena, tai sistema taip išauklė, kad tu pastoviai turėtum iš tikrųjų meluoti. Jeigu tau neskanu, tai tu negali pasakyti, kad neskanu, nes kad įžeistum kam nors. Jeigu pamatai kažkokį storą žmogų, tai tu jau negali jo vadinti storuliu, nes gali įžeisti tą žmogų, bet jeigu jisai yra storulis, kaip tu gali įžeisti storulį, pavyzdžiui, man nesuprantama, jeigu jisai ir yra storulis. Jeigu aš matau sudžiūvusi žmogų kaip dviratį, tai aš ir galiu sakyti, kad tu sudžiūvęs, arba ten, sakykime, anoreksikas koks nors, bet dabar pagal Nevidono tą visą toleranciją ir taip toliau, tai tu turėtum meluoti iš tikrųjų. Nesakyti, sakykime, tam žmogui nuslėpti, ir visur karaliauja tada tas melas, kaip ir pagal Nevidono sistemą. Tai aš esu prieš tą melą, prieš kažkokį tai netikrumą, prieš apgaulę, nes tu ir pats gaunasi, kad save apgaudinėji, neišsakydama savo tikros nuomonės. Tai tokia mano būtų čia pozicija, būtent tų dundukų klausimų.
Ir jeigu man atrodo, kad jie yra dundukai, nes jie savo galvą negalvoja, o už juos sugalvoja viską Nevidono sistema ir per melagienas priemonės paskelbė, tai užtat jie ir vadinami dundukai. Ir su dundukais dar galėčiau biškį daugiau paaiškinti, kaipgi ten yra ir dėl ko tie žmonės patampa dundukais ir vis labiau priklausomi nuo tos Nevidono sistemos. Nes, tarkim, dabar yra ta siela, siela tai meilės energija, kuri ten kiekviena siela yra. Ir kuo daugiau daro tas žmogus kažkokių tai nesąmonių, tai, žodžiu, ta siela tampa jau dėmėta ir vis mažiau ir mažiau šviečia ir mažiau tuos energijos. O kaip žinom, mes kiekvieną klausimą išspręsti, kažkokį gyvenimišką klausimą, tai visą laiką reikia kažkokios tai psichinės energijos. Kiekvienas klausimas atima tam tikrą, ne tai kad atima, bet, žodžiu, reikalauja tam tikros psichinės energijos. O kadangi tie dundukai jau jų tos sielos yra dėmėtos, tai pas juos tos energijos jau nebelieka, žodžiu. Jie jau ją būna praradę, sakykime, dėl to, kad meluoja pastoviai, dėl to, kad, sakykime, nežinau, ten kūno savo kenkia savo kūnui, ten nuodija, tikėdami, sakykime, tą sistemą Nevidonų ir panašiai. Ir, žodžiu, dėl to pas juos tos energijos vis mažiau ir mažiau ir mažiau lieka ir jie vis labiau ir labiau priklausomi nuo Nevidono melagienos visokių priemonių ir visokios propagandos. Ir tada gaunasi, kad jie tiesiog aklai tiki, sakykime, ten mokslo kažkokio, tai melagienos priemonėm, ekspertais visokiais ir panašiai. Ir vienintelis dalykas, kuom jie netiki, tai savim pačiu netiki ir nesivadovauja iš tikrųjų savo gyvenime. Tai sąžinė turbūt, kas būtų pagrindinis sąžinės balsas, kuom ir turėtų žmogus gyvenime vadovautis. Tai vat, dėl to tuos dundukus aš ir vadinu dundukais ir niekada man narkomanas nebus lygus normaliam žmogui, sakykime, ar panašiai. Galima čia sakyti, jis ten taip likimas susiklostė, bet tarkime, imkim ne narkomaną, imkim kokį žudiką ten ir panašiai. Nesvarbu, kaip tas likimas susiklostė, jeigu tu eini ir prievartauji ir žudai, niekada tu mano pagarbos neturėsi ir aš čia savęs neperlepsiu ir neperlaušiu, sakykime, dėl kokios nors tolerancijos ar kad neįžeiščiau žudiko kokių nors žudikiškų jausmų. Čia lygiai taip pat, kaip dabar nori padaryti, kad pedofilai irgi bus prie LGBTQP dar raidė ir, žodžiu, pagal tuos neapykantos kalbos įstatymus visus jau tu ant pedofilo jau net kreivai pasižiūrėti jį nebegalėsi, nesižeisi jo jausmus. Tai man tai, sakykime, tokie apsimetimai ir savęs apgaudinėjimai yra nepriimtini ir tokia yra mano pozicija būtent šito dundukų klausimo, sakykime. Tai tikiuosi, kad buvo įdomus tas pamastymas. Tai tarp kitko noriu padėkoti iš tikrųjų už gerą komentarą, nes ir man pačiam reikėjo pasėdėti ir makaulę pakrapštyti ir tą antrininką irgi pakankinti, kaip čia dabar yra, dabar kodėl tu čia sakau, dabar tuos visus dundukus čia nevienodai vertini, o vis tiek čia yra irgi, tiesiog pagal komentarą viską. Ir jis man taip atšovė, sakykime, papasakojo, kodėl čia taip yra ir panašiai. Tai tikiuosi, kad tas atsakymas jums išsakė tą poziciją ir kodėl čia tie dundukai yra dundukinami tokie. Ir tiek turbūt, nežinau. Lauksiu daugiau įdomių komentarų ir tikėsimės, kad ta rubrika irgi gyvuos ir bus atsiras daugiau video ir toj rubrikoje, ne tik tais pasakėčiuose ar įdomienuose ar atsakymuose. Ir tiek tam kartui ir iki. Jeigu tiesa patiko, tai nepamirškit palaikinti, pasidalinti. Gal jeigu ten pasieksime tą reikiamą žodžių lygį tų subscriberių ar kaip jie ten vadinasi, tai ir kokį laivą galima bus padaryti ir gal bus įdomiau padiskutuoti, kaip sakykime, gyvai kažkokiam tai eterį. Kol kas, aišku, tokios galimybės nėra, tai žodžiu, aš bandysiu tokiu būdu kažkaip atsakyti ir į klausimus, ir į tos komentarus. Tai tiek ir tam kartui ir iki kito karto.